Sveiki! 2 savaičių bėgyje vyko linksmoji matematika. 8–10 klasių mokiniai vedė matematikos pamokas pradinių klasių mokiniams. A klasė lankėsi klinikose. Ten jiems pasakojo apie narkotikus, alkoholį, rūkymą ir jų pasekmes. Akcija Šok į tėvų klumpes tęsiasi. 9A klasė lankėsi etikečių ir lanksčių pakuočių gamyboje Printela. Čia dirbo vieno iš mokinių tėtis, jis kartu su savo kolegomis pravedė ekskursiją. Горячая, холодная, как получится. В машине ничего не надо клеить, у нее все забросено последовательно, если одинаковая. Барабан подается масло, которое простреливается лазером, заряд. Mūsų mokyklos komanda užėmė 3. vietą Kaune lėkščiasvaičio varžybose. Respublikiniame etikos konkurse Maži darbai keičia pasaulį Ernestas Naučiukas iš 6B klasės užėmė 1. vietą. Jo darbas Miškas ir aš. Sveikiname. Prasideda intensyvus egzaminų metas. Dėl to birželio 4, 6, 9, 11, 12, 13 ir 16 dienomis pamokos vyks nuotoliniu būdu. Linkime 12-okams sėkmės, o dabar filialo naujienos. Sveiki! Lietuvoje ir pasaulyje gruodžio 25 dieną minima tarptautinės dingusių be žinios vaikų diena. Siekiant užkirsti kelią vaikų dingimui, organizuojame daug prevencinių veiklų. 3E klasės vadovė Loreta kartu su savo mokiniais pasodino gėlių šalia mokyklos ir papuošė spalvotomis juostelėmis medžių šakas. Aktuali informacija. Tiems, kam trūksta socialinių valandų, Jei tau trūksta socialinių valandų, visada gali padėti mūsų mažysiams broliams. Kai kurie jau pasinaudojo šią galimybę. Jei tu irgi nori prisidėti, kreipkis į mūsų logopedę Liną. Susiras, kas labiausiai patinka. Va, jau pasiėmė maišą. Jo, čia tipinė šugytė. Jinai iš manęs yra piratai iš mano tašės ištraukusi. Duok labas. Va, duok labas. Labas. Jo Persikutis vardas. Ateik, Persikutė, tik. Kauno tarptautinės gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus atstovai atvyko į gyvūnų gerovės namus Nojus ir atvežė daugybę lauktuvių nuo visos gimnazijos. Mūsų keturtokai jau išgirdo paskutinį skambutį ir atsisveikino su savo auklėtoja. Šiandien tiek. Geros jums savaitės.